Sveiki visi atvykę į Baltą juodą, į mano tinklalaidę. Šį kartą kalbinsiu nebe fotografą, bet kažkiek tai prijaučianti, būtent į mūsų sritį tikrai įeina šitas dalykas, tai visažo meistrė Valentina. Sveika atvykus. Labai gera matyti, kad atvykai pas mane, kad galėsi papasakoti apie save kuo daugiau ir iš tikrųjų man labai įdomu apie tave išgirsti. Smagu. Tai kaip prasidėjo tavo kelias visažo pasaulyje? Ar visada žinojai, kad būtent bus šita kryptis tavo? Na, iš tiesų viskas turbūt ir prasidėjo tada, kai dar pati net neįsivaizdavau, kad visa tai atves būtent į grožio pasaulį. Turbūt man buvo apie 12-13 metų. Ir buvo tokia maža paaugliška problemytė, kai nutėliau veidą visiškai saulėje. Ir turėjau važiuoti dainuoti dainų dainelę. Ir žodžiu, turėjau sugalvoti, ką su tą veidu pasidaryti, nes be abejo jaučiausi nekaip. Tai tada pirmą kartą pasiėmiau eksperimentą mamos kreminę pudrą. Ir žodžiu, užsitepiau ant veido ir pamačiau, kokį efektą visą tai gali suteikti. Tai nuvažiavau jau gerokai geriau besijausdama, atrodydama. Na ir nuo to iš tikrųjų prasidėjo visa mano ekspedicija, visą tą grožio pasaulį. Tai nuo tada pradėjau jau po truputėlį dažytis. Aišku, tai buvo pakankamai anksti, tai buvo įvairių ir žvilgsnių, ir apkalbų, bet labai džiaugiuosi, kad vis dėlto viso to nepamečiau ir ėjau ten, kur man tikrai buvo smagu, jauku ir patiko. Na ir palaipsniui, einant metams, be abejo, pradėjau po truputėlį dažyti savo draugės, savo mamą nuolatos kviesdavau atsisėsti mano kėdę. Bet viso tai buvo toks tiesiog hobis, dėl to, kad man tiesiog labai patiko tą daryti ir visos jos matė, kad man puikiai sekasi tame. Tai vat po truputėlį viskas taip ir prasidėjo, dar net nesuprantant, į kur visą tai atves. O atvedė tikrai į, nežinau, man tai tu esi viena geriausia, atsiprašysiu kitų, jeigu taip rimtai pasakysiu, bet man esi viena geriausia, aš pas tave visą laiką einu. Bet kadangi mane šiandien tave kalbinu, tai mane dažė irgi labai gera specialistė Justina. Tavo mokinė mane studijoje dirbant mergina. Labai gera iš tikrųjų tave dar kartą čia matyti ir tavo būtent kelią, tą pradžią, kur papasakojai. Ir kodėl pasirinkai būtent tą pavadinimą Feel the Wow? Čia, aišku, aš tai savo turiu intarpą, negaliu įsiterpti, kad čia iš karto iš tavęs išeini tokia, žiauriai graži, pasitinkinti savimi. Tai reiškia, ar čia tiesiog dar kita prasmė? Iš tikrųjų, kai buvo kūriamas šitas pavadinimas, jisai buvo kūriamas visiškai ne šiai temai, kur esu dabar. Tai buvo maždaug 2015-2016 metai, jau buvau profesionali vizažistė, bet tuo pačiu kūriau savo elektroninį e-shopą. Ir šitas pavadinimas buvo sukurtas būtent elektroniniai kosmetikos parduotuviai. Tai gryninau šitą pavadinimą be abejo irgi ne pati, su rinkodaros specialistė, buvo irgi pakankamai didelis klausimynas atskleisti, kągi aš noriu savo moterim parduoti ne tik kosmetikoje, bet tame, ką jos jaus, su tą kosmetiką besidažydamos ir kokią tai emociją kurs. Ir iš tikrųjų atėjom prie šio pavadinimo ir tą laiko, kol pas mane buvo tas elektroninis verslas, tai aš buvau tam pavadinime, būtent toj parduotuviai. Ir po kurio laiko turėjau nutraukti šitą veiklą, tai maždaug ten po 2 metų. Ir kaip tik tuo metu labai stipriai mokiausi, tobulėjau, augau ir kažkaip tas pavadinimas jisai buvo visiškai manyje. O vadinosi šiaip mano vizažistės puslapis Dežavų Makeup tada. O, geras. Taip, tai net nežinojau šito. Tai mes jau susipažinom Feel the Wow kelyje. Tai tuo metu kažkaip sudalyvavau vienose mokymuose, kurie mane labai stipriai įkvėpė ir tą dieną supratau, kad savo paslaugas noriu atlikti labai kokybiškai, būti geriausia savo versija būtent savo kelyje. Ir tas pavadinimas kažkaip labai natūraliai atėjo pas mane, kad aš turiu jį visgi pakeisti būtent į savo profesinį tą kelią, į savo socialinių tinklų pavadinimą, ir netgi savo tikslų pavadinimą. Taip.
Tai vat tada ir prasidėjo visa ta kelionė su Feel the Wow pavadinimu. Jis buvo gilus, bet su kiekvienais metais aš turbūt dar daugiau to gylio suprantu šitame pavadinime. Ir man turbūt vienas iš smagiausių momentų, kai mano klientės pasižiūrėjusios pas mane į save į veidrodį visada pasako, nu bet tikrai Feel the Wow. Tai čia iš tikrųjų labai daug man ką reiškia ir vadinasi, kad aš teikiu ne tik paslaugą, bet kuriu ir emociją, ne? Ir tai, ką žmogus išsineša su savim, atneša labai didelę pridėtinę vertę man kaip kūrėjai. Tikrai taip ir labai pritariu tavo visiems išsakytiem žodžiam. Dabar, tarkim, truputį pašnekam iš mano srities, ne, fotografijos. Tai ar reikalingas tas makiažas prieš fotosesiją? Be abejonės. Aš manau tikrai, kad reikalingas. Vis dėlto kameroj veidas su makiažu yra visiškai kitoks. Aš manau, kad tai palengvina, geras makiažas palengvina ir jums gyvenimą ir darbą, nes retušas jisai vėlgi gali trukti ilgai, gali trukti trumpai. Taip. Tai va, tai aš manau, kad makiažas reikalingas, koks jisai gali būti labai įvairus, ne? Kiekvienai fotosesijai labai skirtingai, vienur reikia visiškai nuogo, sakykime, veido, ne? Ir tam yra irgi tam tikri niuansai makiaže, kitur reikia stipresnio to efekto, bet be abejo, kad makiažas, aš manau, yra reikalingas. Ta mačiau ir praktikose, kai pažįstamos moteris vis dėlto bandė be makiažo fotografuotis, vis tiek trūksta, ne? To veido, to kontūro kažkokio, ne, spalvos galų gale. Tai tikrai manau, kad jisai reikalingas. Mane šiandien nukinčias turbūt niekas šitoje vietoje. Tikrai taip. Ir dar tada kyla dar kitas klausimas. Vestuvių fotografija. Dabar kokios mados, kokia tendencija eina? Ar labai ryškus, ar kažkoks iš viso, nežinau, gal vos matomas? Kokios dabar mados eina? Iš tikrųjų, tendencijos šiai dienai yra labai įvairios. Turbūt šiandien nėra aktualu tiesiog vienoks makiažas. Aš turbūt vėlgi daugiau kreipčiau dėmesį į tai, kad dabar labai svarbu, kaip moteris visgi jaučiasi pati, ne? Ir jeigu irgi kalbėsiu dar iš savo prizmės, tą ir bandau suprasti, pajausti iš žmogaus, koks jisai yra pats. Bet lygiai taip pat ir tendencijos, be abejo, mes galim stebėti tendencijas ir įvairiose podiumuose, ir prekinių ženklų reklamose. Visą tai kažkiek įkvepia, ne, visiems tiem rezultatam, bet vis dėlto kūrėjas nusprendžia pats, apie ką bus tas įvaizdis pas nuotaką. Nes šiaip paprastas žmogus, ne, labai retai, kada labai stebi daug tų tendencijų ir jam aktualu ateiti ir pamatyti save galbūt geresnę versiją, nes labiau spindinčia oda, galbūt atvertomis akimis ir paslėptomis kažkokiamis problemytėmis. Tai va, tai turbūt tendencijos jos yra dabar apie žmogų labiau, kaip apie faktą, kaip jisai jaučiasi, sakyčiau. Tai tas, kad ryškumas svarbiausia. Tikrai ne, nes yra labai skirtingos moteris. Ne? Viena gali būti, aš savo mokinėms labai dažnai sakau, viena moteris gali būti švelnus pyragėlis viduje, ne? Tai be abejo, kad jinai ir norės ant savo veido kažko greičiausiai švelnaus, nebent tą dieną jinai nori pavirsti kažkuo kitu, ne? Ir gali būti labai kažkokia ryški asmenybė ir be abejo, kad jinai galbūt norės ir makiažo atitinkamo, ne, tą dieną. Tai nuotaka gali būti tiek švelni, tiek ryški. Šį sezoną turėsiu vieną iš turbūt ryškiausių savo nuotakų. Profesinėse dalykuose visi turbūt supras, kas žiūrės iš mano auditorijos. Tai bus dūminis akių makiažas, pakankamai tamsus ir raudonos lūpos. Tai tikrai tai yra wow, labai ryšku, bet bendrame įvaizdėje tai susižiūri labai skaniai. Ne? O kitos būna moteris, kurios net nenori pridedamų blakstienų. Ir visą tai atrodo visiškai natūraliai, tarsi kaip be makiažo. Vieną nuotaką turiu, kuri net šiaip nesidažys blakstienų, bet tiesiog bus labai graži, skaisti oda. Tai vat, labai skirtingos tos moteris, skirtingi įvaizdžiai ir skirtingos tendencijos apie žmogų. Bet kaip reikia iš tikrųjų prisitaikyti, ne, prie kiekvienos moters, nes, tikrai, ir ją pajausti, nes, čia praktiškai visažistė irgi yra kaip ir psichologija, nes, aišku, išklausai šiaip visko, nes tikrai tavo kėdėje atsisėdus, tai tikrai visko galima šnekėti, bet va būtent ir apie tą makiažą, iš tikrųjų, kokios visos esam skirtingos. O dabar kaip apibūdintum savo visažo stilių žmogui, kuris tavęs, tarkim, nežino? Dabar, tarkim, aš tavęs nežinočiau ir kaip tu save apibūdintum?
Iš tikrųjų, iš šono labai dažnai išgirstu apie savo stilių kaip apie pakankamai moterišką, jausmingą ir dalim seksualų. Ir iš tikrųjų tame yra tikrai daug tiesos. Bet vėlgi, kaip mes su tavim ir kalbėjom, aš manau, kad mano stiprybė vis dėlto yra pakankamam universalume ir mokėjime suprasti žmogų, mokėjimą jį skaityti. Tikrai esu pakankamai stipri žmogaus anatomija, į makiažą žiūriu per labai logišką prizmę. Ir sujungu šitus du dalykus per pajautimą ir mokėjimą skaityti žmogų gali iš tikrųjų sukurti labai daug ką, ne? Bet faktas, kad man patinka pakankamai moterį atskleidžiantis įvaizdžiai, ne? Bet vėlgi tai nebūtinai ryškumas yra. Dažnai išgirstu apie save, kad pas mane yra pakankamai ryškus, ne tik makiažai, bet tai yra socialiniai tinklai, ne? Ir tą, ką mes transliuojame socialiniuose tinkluose, tai yra tam, kad galėtumėm atkreipti dėmesį į save, ne? Kad tai sukurtų emociją. Vis dėlto tai yra apie tai, ne? O kai mes sukuriam emociją, žmogus nori dar tos emocijos, galbūt jis ją kažkur prisimena, galbūt nori irgi tos emocijos, ne, pajausti. Tai va, socialiniai tinklai kartais yra apie vieną, o realus darbas su žmogumi gali visai kitaip atsiskleisti. Taip, nes nereiškia, kad, tarkim, tas ryškumas, kai tu sakai, ne, kad, tikrai vienai tiks, kitai gal visai ten netinka, tas taip. O kaip tau atrodo, koks tas stilius yra? Tu buvai pas mane kėdai ne vieną kartą. O, pas tave, aš nežinau, gal 10 metų, gal taip. Tikrai taip. Tai tavo yra, žinai, aš galiu pasakyti taip, kad ne tai, kad stilius, bet tu moki paryškint tai, kas yra užslėpta, paslėpta arba nematoma. Tiesiog, pavyzdžiui, pas mane tu taip paryškini viską, kad aš tai žodžiu iš viso esu savo princesė, diva ir visa kita, bet tu paryškini tai, kas yra, tarkim, aš nepamačiau pas save, bet, tarkim, akis, ne, tu labai jas gražiai moki tai padaryti ir kur net, pavyzdžiui, fotografijoje, ne, tarkim, aš visas klientės pas tave siunčiu. Tai, jos visos sako, aš antrą kartą eisiu, jis sako, daro ir šventėm ir visą kitą klausė, nes sako, aš antrą kartą tikrai ateisiu pas ją, nes labai 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 gražu ir tu būtent atskleidi ne per ryškumą, taip, to ryškumo galbūt reikia fotografijoje, taip, jo reikia, nes labai daug suvalgo fotoaparatas ir visą kitą ten, bet aš sakyčiau, aš matau, tu pati kaip esi moteris ryški jau iš savęs, bet tavo darbai yra, nebūtinai, pavyzdžiui, man kartą reikėjo, atsimenu, visiškai neriškaus, kad, sakau, biškį papudruok ten tiesiog paprasto, kad galėčiau ten video kažką filmavausi, atsimenu. Tai, labai gerai, net nesuprato kitos, kad labai daug esu, kad padažyta iš viso, kad savo čia taip natūraliai. Tai va, tai man tu esi natūralumas, bet kartu ir kaip čia ryškumas. Kartu ir ryškumas, bet, sakau, paryškini tik tą, būtent tą, ką reikia. Išryškinis, skruostikaulius, akis, lūpas, žodžiu, ką tu matai, pas moterį gražiausia. Tai čia tas logiškas makiažas. Taip, tas toksai. Kokia buvo tavo didžiausia baimė karjeros pradžioje? Kaip ją įveikiai? Iš tikrųjų, kadangi karjera mano prasidėjo labai, pakankamai anksti. Taip. Vizažo kursus aš baigiau turbūt, kai man buvo apie 19-20 metų, turbūt 20. Tai tuo metu buvau pakankamai drąsi, ambicinga ir, man atrodo, tikrai pasitikinti savimi. Tai baimių aš tuo metu neturėjau. Bet greičiausiai todėl, kad iš tikrųjų aš apskritai esu žmogus, kuris jeigu turiu tikslą, tai aš einu link jo. Ir arba pasineriu stačia galva, arba nedarau iš vis. Tai jeigu aš visgi turiu tam polinkį, turiu tam aistrą, tai darau ir nebijau. Tai baimių tuo metu nebuvo, bet aišku, kad su laiku jos atsiranda ir kai tu tampi vyresnis, tu pradedi suprasti ir įvertinti įvairias rizikas, ne? Įvairius niuansus, kurie gali būti, pradedi galbūt lygintis kažkur, dvejoti, bet jeigu iš tikrųjų myli tai, ką darai ir turi tą stiprų jausmą viduj, kad tu visgi nori tai daryti geriausiai kaip gali, tai tos baimės jos nueina į antrą planą. Tai tuo metu baimių neturėjau, tai kaip su jom tvarkytis negaliu turbūt atsakyti. Dabar? Dabar iš tikrųjų irgi, žinok, labai baimių kažkokių nėra. Galbūt per tokį, analizavimą savęs gali sustoti, pagalvoti, kas jeigu taip ar ne taip, bet aš visada tas mintis nuveju ir tiesiog darau ir einu.
ir negalvoju, jeigu bus, tai bus. Arba darai, arba ne, vėlgi, ne. O turėjai perdygimų, tarkim, viskas jau viskas nebegaliu visažo metu, einu į ofisą dirbti. Ne, taip, kad visai į ofisą einu dirbti, tai ne. Bet šiaip norėčiau pasakyti, kad neturėjau, žinai, ir neturiu tų perdegimų, bet tai iš tikrųjų būtų greičiausiai netiesa. Norėčiau neturėti, bet vis dėlto jie ateina ir dažniausiai jie ateina tokiu pavidalu, kai tu nenori to pripažinti ir tarsi tada pradeda mušti per kitus niuansus, ne? Sakykime, pas kažką sustojo kūryba, o aš tą kūrybą tada darau vis tiek, ne? Save spaudžiu, perspaudžiu ir gaunasi taip, kad kažkur sveikata galbūt nepakiša koją. Tai vat mano pagrindiniai dalykai, ten atsiranda kažkokie galvos skausmai didesni ir tada tu priverstinai turi sustoti ir apgalvoti, kas čia su tavim vyksta, ne? Na ir tada jau atsiguli ir analizuoji, kad galbūt jau reikia truputėlį ir sustoti ir tą vat kūrybinį katilėlį papildyti. Tai taip, atsitinka ir kol kas aš dar mokausi turbūt iš to išeiti, nes nenoriu jų prisileisti, nenoriu kūryboje stoti, bet čia turbūt va, tas ambicingumas, nuolatinis noras eiti į priekį, jisai tarsi toks ir yra, žinai, ir kartu ir gera savybė, kartu kai kur ir pakišanti koją. Taip, o tarkim, vat, kas tave nuramina, vat, tokiose, kaip tu save pati nuramini, tokiose, pavyzdžiui, mane tai vanduo, miškas, gamta, čia nežinau, čia visi tikriausiai šito jau žino, nes aš kiekviename tame sakau, kad vanduo, miškas, tai, o kaip kas tave nuramina? Na, iš tikrųjų, mane irgi gamta jinai labai veikia ir pasivaikščiojimai, pabuvimas vienumoj, man labai svarbu laikas vienai, labai svarbus laikas vienai namuose pas save, tvarkoje, galbūt tiesiog filmo, podcast'o pasileidimo, kai aš galiu daryti tai, ką aš noriu daryti, ir galbūt su nieko nediskutuoti, nekalbėti, galbūt kažką atsigerti savo skanaus, neužkasti ir toks laikas savo. Ir be abejo, tokie elementarūs moteriški dalykai kaip spa, masažai, išvykimai prie jūros, be abejo, kad visą tai, žinai, padeda tikrai atsipalaiduoti. Tai vat. Be abejo, svarbus ir laikas su šeima, žinai, kai mes galim visi kartu irgi smagiai, linksmai praleisti tą laiką, tai vienareikšmiškai ir tai mane papildo, nes tada skiriam, apsikeičiam energijom su vyru galbūt, pasipildau džiaugsmu, vaiko džiaugsmu, tai vat, visi šitie dalykai tokie atrodo labai paprasti, bet kartais tu per visus tos savo lūkesčius, darbus ir ambicijas tam palieki labai mažą gyvenimo dalį, reikėtų tikrai daug daugiau. Ir žinau, kad dar tave įkvėpia kalnai, nes aš tikrai ne vieną kartą mačiau, kad kai dalinaisi, kad tau ten labai patinka slidinėti ir visą kitą su šeima. Tavo mergaitė taip slidinėja, wow. Tikrai taip, čia yra mano vyro nuopelnas, visur pakankamai aktyvi ir drąsi tose kalnuose. Tai lygiai taip pat vyro nuopelnas dukroje ir manyje, nes kalnų be jo nebūčiau pamačiusi ir tikrai greičiausiai būčiau nedrįsusi to daryti. Aš visada sakau, kad kalnai geriausiai atjungia galvą. Tai turbūt ten, kai man sako, koks čia poilsis tu fiziškai dirbi, bet taip kaip atjungia galvą kalnai, neatjungia man joks gulėjimas turbūt net pajūryje, nes ten tu negalvoji apie jokias problemas, ypatingai dar kol esi ten pradedantis, tu galvoji, kaip išgyventi, kaip nenučiuožus, nenusisukti sprando, ir sėkmingai nusileisti, be abejo, jau dabar mes slidinėjom daugiau negu 10 metų, tai jau kaip pasakyti, tokių didelių baimių nėra, bet vis tiek jos kažkur visada šiek tiek šalia, bet kokiu atveju, kai tu leidės nuo to kalno, nieko nematai, tik tais gražų vaizdą, besileidžiančią saulę ar kylančią, ir gali to mėgautis ir faktas, kad visą tai irgi įkvepia pakankamai stipriai. O dabar, ar prisimeni pirmą klientę ar pirmą rimtą projektą, kuris suteikė tau pasitikėjimą? Aš turbūt apskritai prisimenu savo pirmąją klientę, nuo kurios prasidėjo mano natūralus pojūtis eiti į profesionalų kelią. Tai vėlgi, kadangi buvau, kaip ir sakiau, jauna ir drąsi, apsiėmiau nuotakos makiažu, dar net nebaigusi makiažo kursų ir mokymų. Mano pažįstama viena parašė, labas, ten Valentina, aš stebiu tave, matau, kaip tu dažaisi, ten matau draugės padažai, gal tu man padarytum, sako, vestuvinį makiažą. Ir kadangi, pakankamai pasitikinčiai jaučiausi, sakau, žinoma, galim pabandyti. Ir tuo metu studijavau Vilniuje, nuomavausi butą ir pasikviečiau ją pas save namo, ten į tą butuką, pasidaryti bandomąjį makiažą. Tai kaip šiandien atsimenu, mes sėdėm pas mane kambarį ant miegamojo lovos, priešais spintos veidrodį.
Aš žodžiu, tikrai, aš išsitraukusi savo kosmetinę ant lovos laikau ir žodžiu daromės jai tą bandomąjį makiažą. Na, mano nuostabai jai patiko. Ir mes sutarėm jau Liepos mėnesį, net atsimenu tą datą, kažkaip matomai tas spyris labai didelis buvo, tai mano atminty išliko, kad jau Liepos mėnesį mes sutarėm dėl jos nuotakos makiažo. Ir kažkaip jinai išėjo ir aš tuo metu pajutau, kad aš turiu į tą kelią žengti jau profesionaliai. Jeigu žmonėms manęs reikia, jeigu jie jau prašo manęs nuotakos makiažo, tai yra vienas svarbiausių vizažisto karjeroj makiažų, nes iš tikrųjų tai yra ta diena, kai žmogus prisimins turbūt tave visą gyvenimą iš geros arba blogos pusės. Na taip, arba sugadinsi. Taip, o tiesa ta, kad jeigu tu sugadinsi moterį veidą, ne, tu sugadinsi ją emociją, jinai bus nelaiminga, pikta ir ta diena bus lydima tikrai negeriausios emocijos. Taip, ir tada fotografas irgi kentės. Taip, ganėtų. Žodžiu, užburtas ratas, ne? Tikrai taip. Atsakomybė didžiulė. Tai vat, nuo tada aš pradėjau jau keliauti profesiniu keliu, baigiau kursus, nors ir studijavau, bet tuo pačiu turėjau galimybę nueiti ir makiažo mokymus ir labai džiaugiuosi, kad tai buvo toks spyris. Ir tarp kitko jau tą nuotaką dažiau tada, kai jau buvau pabaigusi makiažo mokymus. Buvo kitoks makiažas nei per bandomai, bet jie irgi patiko labai gerai. Jau gerai jau turėjo būti. Tada, jeigu buvo gerai, tai tada iš viso jau toksai. Nežinau, žinai, aš manau, kad turėčiau savo ką pasakyti tuo metu, bet man labai pasisekė su tą moterim, kuri iš tikrųjų turbūt nebuvo, nebuvo tokia priekabi, galbūt paprasta ir dėl to mums visai pavyko gražiai. Dabar daug pasitaiko priekabių. Kad, jau dabar esi vis tiek yra iš kur pažengus profesionali ir visa kita ir pasitaiko tokių. Aš sakyčiau, yra reiklių moterų ir natūralu, kad pas mane ateina pakankamai reiklios, bet tuo pačiu ir pasitikėdamas jau manimi. Taip. Tai aš džiaugiuosi, kad aš dirbu pakankamai ramiai, vis dėlto mano darbų apstu ir pas mane ateina žmonės jau žinodami, kur ateina. Tai kaip anksčiau sakydavo, geriausia reklama yra lūpos iš lūpų, bet nežinau iš tiesų, ar tai yra pati geriausia reklama, nes tai, kas buvo galbūt gražu tavo, ne, tu pasakysi savo draugiai, tavo draugiai yra visiškai kitų interesų, ne, visiškai kitaip matantis save ir tas lūpų iš lūpų gali visiškai nuvilti tą žmogų. Taip. Tai vis dėlto galvoju, geriausia reklama tada, kada žmogus mato realiai tą darbą, ne, galbūt ir gyvai ant tavęs, ant kažko kito, ne, socialiniuose tinkluose ir jeigu tų darbų yra ne vienas, tai tada tikimybė, kad tu sulauksi, kaip tu sakai, priekabių, kritiškų žmonių yra mažesnė. Ir faktas, per visą šitą laikotarpį, aš jau savo profesijoje esu apie 13 metų, aš ir studijavau socialinį darbą, kuriame buvo labai daug psichologijos, tai vis dėlto manau, kad visą tai man davė tikrai pakankamai stiprų identitetą ir suvokimą, kaip reikia bendrauti su moterim. O moteris yra iš tikrųjų labai plati, labai įdomi ir labai jautri asmenybė, čia reikia mokėti prieiti. Visai neseniai skaičiau knygą apie moterų smegenis, tai iš tikrųjų įspūdinga knyga. Labai rekomenduoju kiekvienai moteriai ir kiekvienai moteriai turinčią dukrą pasiskaityti, nes tikrai naudinga, net ir vyram naudinga, nes labai labai daug viskas priklauso be abejo ir nuo mūsų ir hormoninės sistemos ir netgi nuo to, kai mes pradedam augti, kaip vystosi mūsų smegenis, tai turi didelį įtaką. Tai kiekvienam žmogui dirbančiam. Knyga pasivadina, kad... Tai taip ir vadinasi moters smegenis. Šitaip, bet, nes aš galiu, žinai, čia taip pasakyti, tiesiog gal, supratau, ne, taip reikės. Žinokit, moters smegenis verta. O dabar, ką tau reiškia natūralus grožis šiuolaikinėme visažo pasaulyje? Na, turbūt tas natūralus grožis vėlgi man asocijuojasi su žmogumi, su moterim, kaip jinai save jaučia, ne? Vienai natūralumas gali būti makiažas be makiažo arba visiškai be makiažo, o kitai natūralumas gali būti pravedimas ir raudonos lūpos kiekvieną dieną. Ir jinai taip jausis puikiai, ne, ir savimi. Tai kada moteris jaučiasi savimi, tada turbūt jinai ir yra natūrali, aš taip sakyčiau, ne, taip save pasauliai pateikianti. Nes be abejo būtų, žinai, tas atsakymas labai banalus ir paprastas, kad kai jinai, žinai, ryte atsikelia, nusiprausia ir mato save, tai labai natūralu, ne, yra. Tai galbūt viena ir tai yra natūralu, bet jeigu kalbėsim iš prizmės ir klausim manęs kaip iš visažo meistrės, tai aš manyčiau, kad tai yra taip, kaip jinai jaučiasi su tuo įvaizdžiu. O
Kaip padedi klientėm jausti savimi, nes kai jos nori visiškai naujo įvaizdžio, tarkim, kaip tu taip įveiki tą jų norą? Na be abejo, tuo metu yra pakankamai aktyvi diskusija, kokį jinai vis dėlto tą įvaizdį mato, ne? Kas labai svarbu kiekvienai moteriai iš tikrųjų ateinant į vizažisto kėdę ir apskritai einant į kažkokį renginį, kažkokią šventę, suprasti, ką jinai nori savim transliuoti, kokią žinutę jinai neša. Labai dažnai moteris yra tiesiog pasimetusios arba bijančios to, ko jos iš tikrųjų nori, ne? Ir labai dažnai atrodo, jinai norėtų galbūt kažkokio išraiškingesnio įvaizdžio, ne? Bet natūralu, kad jinai supranta, jog ją atkreips dėmesį, ne? Jinai bus pamatyta. Ir kas atsitinka dažnai su tokiam moterim, jos gali pradėti gūžtis ir jaustis tarsi nepatogiai, ne? Kad jos yra pamatytos. Galbūt yra visada saugiau ateiti ir prašmežuoti, nematomai tarsi taip susilieti, bet jeigu vis dėlto tu nori būti pamatyta, tai va tas įvaizdis, žinai, jisai neša savitą žinutę. Tai va, kas man svarbu, turbūt ir išsiaiškinti, kokią žinutę jinai nori nešti tą dieną, ne? Ir būna sudėtingiau, kai jinai nežino, ne? Arba žino, bet bijo pripažinti, ko jinai nori. Tai mano vis dėlto irgi būtų kvietimas moterim daugiau analizuoti save ir vis dėlto leisti savo būti tuo, ko jos iš tikrųjų nori būti. Dabar žinosiu pas tave atėjusi kėdę. Ką man sakyti reikės? Nežinai, yra taip, tam tikros progos, kartai, žinai, arba tam tikra savijauta. Ir čia vėlgi, jeigu grįšim prie moters smegenų, pas mus tam tikrais irgi ciklais yra visiškai skirtingos savijautos. Vienu ciklu mes norime būti visiškai tokios, žinai, nerūpestingos, lengvos, švelnios, o ateina, sakykime, ovuliacija pas moterį, ne, ir galbūt jinai tuo metu patenka į šventę ir tuo metu jinai nori visiškai nešti kitą žinutę. Tada ateina jau ir seksualumas, ir ryškumas, ir drąsa, ir labai, tai turi irgi įtaką. Tai netgi renkantis įvaizdą, ne, kokiu geras atrodo, kaip taip tu, taip. Kokios tendencijos grožio industrijoje tau šiuo metu atrodo įdomiausios ar net pervertintos? Tai šiaip kalbėjom irgi apie tendencijas truputėlį, ne, tai tendencijos dabar yra visiškai skirtingos. Tendencijos pas mus yra turbūt daugiausiai ateinančios iš socialinių tinklų. Manau, kad tai vis dėlto yra pats stipriausias rodiklis. Be abejo, socialiniai tinklai vėlgi jie remiasi tais pačiais podiumais, tais pačiais garsiais irgi kažkokiais kūrėjais ir įneša visas tas detalės jau socialinių tinklų kultūrą. Tai, sakyčiau, tendencijos yra visiškai skirtingos. Nėra dabar vienos, bet jeigu ten, sakykime, prieš porą metų makiaže dominavo labai išraiškingi ryškus pravedimai, tai buvo visiškas akcentinis ir svarbus dalykas, ne, tokie pravedimai, žudikai, kaip sakau, tai dabar jie irgi vis dar laviruoja, bet yra ir visai kitokių, ne, tų tendencijų ir natūralių, ir švytinčių odų, ir kartais net labai beprotiškų idėjų, ne, kaip ten buvo laikotarpis, kai moteris, žodžiu, tepėsi glazūras, net sakyčiau, ant veido, kurios tingsta ir lūpose, ne, dėl tų socialinių tinklų. Taip. Tai bet visa tai reikalinga emocijai vėlgi kurti, ne, ir visos tos tendencijos jos yra apie tai, kad sukurtų emociją, įspūdį norėtųsi žiūrėti ir galbūt grįžti, ne, dar pasižiūrėti iš to, kurėjo pasimti dar kažko. Tai o realiame gyvenime visa tai be abejo, nebūna pritaikoma, bet vis tiek įdomu pasižiūrėti. Tai Papasakok apie savo mokymus. Tikrai žinau, kad pas tave mokymai vyksta labai dažnai, tad truputėlį norėčiau apie juos išgirsti. Tai turbūt jau keleri metai dirbu pakankamai intensyviai su individualiom pamokom, tai yra vienas iš aktyviausių šiuo metu pas mane konceptų. Moteris pas mane važiuoja iš visos Lietuvos ir iš tikrųjų aš kiekvieną kartą, kai paklausiu, iš kur jūs atvažiuojat, man pačiai tai kelia nuostabą ir pagalvoju, wow, iš tikrųjų žmonės važiuoja ir per šalčius, ir per lietų, ir per sniegą, ne, iš visai kitų Lietuvos kraštų pas mane. Ir kartais atsisėdu ir pagalvoju tą mažą mergaitę, kuri buvo kažkada visai net ne Kaune, mano kelionė, tarp kitko prasidėjo visai ne Kaune, aš pati esu iš Trakų rajono, miestelio. Ir dar tada net negalėjau pagalvoti, ne, kad aš kažkur atvažiuosiu į didmiestį ir čia bus pakankamai aktyvus dalyvavimas ir mokymas, ne, kitų meistrų.
Tai va, tai čia yra turbūt pagrindinis mano konceptas, nes kitiem konceptam gaunasi aš nebeturiu laiko, ne? Karts nuo kartą, taip, tikrai iš tikrųjų ir seminarų, dėl to net tiek daug vedu, nes tiesiog mano grafikas yra labai užpildytas, aš kiekvieną savaitę vedu tikrai nemažai mokymų ir kartais taip gaunasi, kad man pavyksta suplanuoti kažkokį irgi mokymų modelį, bet aš dažniausiai einu per mažas grupės, kad tikrai mokinės turėtų galimybę gauti pakankamai daug mano dėmesio ir visi tie mokymai taptų tikrai naudingi, o ne tiesiog, kaip sakau, koncerto pavidalo, ne? Kad eini, pasižiūri, įsikvėpi ir išeini ir faina, jeigu gauni įkvėpimo, kartais gali ir negauti to įkvėpimo, tai tiesiog ateini ir išeini, ne? O mano mokymai yra apie tai, kad žmogus iš tikrųjų kažką pasiimtų, išmoktų, suprastų, aiškinu iki tol, kol tikrai ateina tas suvokimas, ne tik todėl, kad taip gražu, o kodėl taip reikia, ne? Ką tam tikras dalykas pakeis, ką jisai padarys, ne? Tai va, tai dabar irgi mano vienas pasisekusių mokymų formatų buvo brandžios odos intensyvos mokymai. Čia už to, kad vedėjai. Taip, tai va dabar bus 4. Jau kartas, kai juos vesiu, tai viena karščiausių temų šiais metais, šį sezoną. Tikrai, ir vyresnės moteris dažniau pradėjo dažytis ir dėl to paklausa išaugo mokytis daugiau to makiažo, nes faktas, kad brandžios odos makiažas yra visiškai kitoks negu tai yra jauna mergina, ne? Ten yra irgi labai labai daug svarbių niuansų. O dabar, tarkim, mokymai yra visažistėm, ne? O aš, jeigu norėčiau ateiti pasimokinti dažytis pas tave, tu turi tokį pasiūlymą? Taip, toks formatas yra. Aš jo viešai neskelbiu, todėl kad, kaip ir minėjau, mano kasdienybė užpildyta yra meistrais, ne? Aš labai ilgai link to jau, aš tikrai norėjau mokyti, norėjau dalintis tom žiniom, ne, su būtent meistrais, bet moterims savo aš pamokos vedu ir dažniausiai pas mane ateina mano klientės, ne, pamatydamos, kaip jos gali atrodyti, ne. Ir kiekvieną kartą moteris, kuriai patinka mano makiažas, turbūt tikrai pakankamai dažnai paklausia, ar aš vedu makiažo pamoką savo. Ir tada mes jau bandom suderinti tą laiką, ne, kad pavyktų tai vykdyti. Tai taip, vedu. Tai kadangi Instagrame dalinausi klausimais tau, tai yra tikrai keli klausimai ir tavęs klausia, kas tavo darbė yra sunkiau nei žmonės įsivaizduoja. Geras, koks įdomus klausimas. Vėlgi, turbūt norėčiau atsakyti, kad kai tu ten myli savo veiklą tiek, kad esi išprotėjęs dėl jos, ne, tai sunkumų tu tarsi kaip ir nematai. Čia, žinai, kaip įsimylėjime, kai tu įsimyli, tau yra drugeliai ir tu tarsi nebematai trūkumo, ne. Bet aišku, kad po 13 metų tu atrandi kažkur jau, taip. Tai faktas, kad tai yra fiziškai ne pats lengviausias darbas, dėl to, kad tai yra stovimas darbas, pakankamai persikrypus, ne, stuburo prizme, tai turbūt fiziologiškai, fiziškai tai tikrai atsiliepia daugumai vizažisčių, mes visos, dauguma, nenoriu sakyti visos, bet dauguma turim problemų su nugarom, ne, nes tai yra ir faktas ir lagaminų tampimai, ir nepatogi padėtis prieinant prie kliento. Nes aišku, yra tos pozos, kur tu gali atsistoti, ne, ir saugoti savo stuburą, bet reta, kuri naudojasi, ne, visiškai tiesiai stovėti. Tai vienas iš tokių dalykų, sakyčiau, ne, kuris yra, man asmeniškai yra pakankamai sudėtingi labai ankstyvi rytai, per tiek metų vis dar nepriprantu, kai reikia labai anksti keltis, ne, ten kokią 5-6 ryto pradedi darbą, tai vadinasi, tas atsikelimas yra pakankamai ankstus. Dėl to, kad visada irgi pati į darbą einu pasiruošus, su makiažu, tvarkingais plaukais, tai tam irgi reikia laiko. Tai vadinasi, jeigu aš pradedu 5 ryto darbą, tai aš bent jau 3 turiu pati atsikelti. Va čia yra iš tikrųjų sudėtinga, tik tiek, kad aš jau nuo 5 ryto leidžiu savo nebedirbti. Atėjo tas laikotarpis, kai jau galiu leisti savo darbą šiek tiek pasivėlinti. Vis jau turbūt kokie 3 metai ateina ir sakau, kad pradėsiu darbus tik nuo 8 ryto, bet kiekvieną kartą parašo nuotaką, kad jai reikia anksčiau, tai tenka kažkur įterkti. Tai ne visus savaitgalius dabar jau dirbsiu nuo tokių ankstyvų rytų, bet jie bus ir faktas, kad tai yra vienas iš tų sunkesnių man etapų. Tai visa kita iš tikrųjų yra visiškai įvaldoma, ne, visiškai mūsų galvose. Tikrai nematau kažkur dar
labai didelių sunkumų. Man patinka tai, ką aš darau ir tiesiog gaunasi natūraliai, kad ten aš nematau trūkumų didelių. Ar būna momentų, kai nebežinai, ką jau kurti? Galbūt ir būna. Galbūt būna to iškvėpimo, ne, bet jisai būna tikrai ne ilgalaikis. Pas mane neužsitęsia tokia būsena. Aš neleidžiu savo užsitęsti. Jeigu pas mane ateina stagnacija, aš tada kažką darau, kad tos stagnacijos išvengti. Ne? Ieškau idėjų, kuriu moodboardus, kviečiuosi komandą, kuri galbūt irgi mane kažkuo įkvėps. Ne? Tiesiog įsikvėpiu tom pačiom kažkokiam naujom tendencijom. Ne? Labai faina užeiti į įvairius, kad ir tuos pačius, žinai, Gucci, pavyzdžiui, Dioro puslapius, instagraminius ir ten pasižiūrėti visus tos įvaizdžius. Jie iš tikrųjų irgi duoda įkvėpimo. Pinterestas tas pats, ne? Gali pasižiūrėti, pamatyti tai, kas tau patinka ir matai, kad jau ateina kažkokia galbūt kūrybinė ta jėga. Tai bet ilgai neužsibūnu ten. Ar yra buvę, kad klientė po makiažo apsiverktų? Čia aš kaip suprantu, tai gal gerąją prasme tikriausiai klausia. Gerąją, taip, gerąją, nes galvoju, tiesiog, blogąją suprantu, ne. Blogąją, ačiū Dievui, ne, tai man pačiai būtų turbūt tragedija. Taip. Bet gerąją prasme tikrai taip ir aš tada verkiu kartu su jom, nes tikrai man yra pačiai labai jautru, kadangi tai yra mano darbas, yra mano kūdikis, ne, tai yra mano veikla, kurioje aš atiduodu visą savo širdį. Tai nėra tiesiog atėjimas, padarimas ir išėjimas. Čia tikrai aš gyvenu su emocija ir man labai svarbu, kad moteriai irgi būtų ta gera emocija. Ir faktas, kad ir aš tada verkiu. Labai dažnai neštukės verkia. Taip, aš tave apsiverkiu, žinau. Tai tikrai neštukės dažnai verkia po makiažo. O dabar dar klausimas, dar iš mano pusės, kadangi čia yra juoda balta, tai ar turėjai kažkokių tokių nuotykių? Šviesių patirčių, tai iš tikrųjų buvo begalės, daug gražių projektų, daug gražių renginių, daug gražių emocijų. Apskritai mūsų darbas yra apie gėrį, grožį ir gerą emociją, ne? Jeigu viskas yra gerai. Mes nedirbam su problema, ne? Mes nedirbam su skausmu, mes nedirbam su liūdnom kažkokiom, ne, dienom. Pas mus yra šventinės dienos. Taip. Ir iš tikrųjų tai yra, pakankama ir duotybė, kad tu gali jaustis kiekvieną dieną savo darbe, be abejo, tu jauti atsakomybę, ne? Bet tu žinai, kad žmonės ateina pas tave iš džiaugsmo, iš laimės, iš geros emocijos, o ne dėl to, kad jiems kyla kažkokių rūpesčių ar problemų, ne? Tikrai taip, nes jiem reikia, ir plus jiem reikia tavęs, kad tu padarytum moteris gražesnės. Tikrai taip. Dabar, jei galėtum duoti vieną patarimą kiekvienai moteriai, kuri nori labiau pasitikėti savimi, koks jis būtų? Turbūt, dirbant su moterim tiek metų, matau vieną ryškę tendenciją. Tai norėtųsi pasakyti turbūt kiekvienai moteriai, kad būkit savo atlaidesnės, būkit savo švelnesnės, nes didesnio kritiko negu pati moteris savo turbūt net ir nerasi. Ir kiekvieną kartą pagalvokite apie tai, ar jūs būtumėte tokia savo mylimam žmogui, ar jūs būtumėte tokia kritiška jam, ar būtumėte tiek norinti jį kažkaip sumenkinti, kiek tą darot pačio savo. Tai mano palinkėjimas būtų būti savo geresnė, švelnesnė ir suprasti, kad kiti žmonės to, ką jūs matot pačio savyje, blogo tikrai nemato. Tai ir matyti daugiau gėrio nei blogio. Tai labai noriu tau padėkoti, kad atvykai pas mane. Labai gera buvo ir klausyti, ir išgirsti tikrai tokių, kur net nežinojau apie tave dalykų, kad, pavyzdžiui, tu iš Trakų, man čia naujiena. Taip. Tai labai buvo gera, ačiū tau, ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir iki kitų kartų.